Šiandien graži rudeninė diena. Noriu parodyti įvažiavimą į Krėvės 11 ir kitų namų kiemą, koks čia yra grindinio stovis. Matome, kad asfaltas yra daug kur duobėtas, bet ne tame čia pagrindinė problema. Problema yra tai, kad kelio danga labai siaura. Mašinos dažnai važinėja net šaligatviais, ypač kai reikia prasilenkti. Todėl vietom šaligatviai yra beveik žemiau asfalto lygio. Bordiūrai per daugelį metų šitame kieme jau paskendo praktiškai asfalte. Nes asfalto storis yra toks didelis, kad jis iškyla virš bordiūrų. Namai šitie statyti maždaug 60 metais. O konkrečiai šitas namas su Krėvės 11, jisai yra pastatytas, atrodo, 59 metais. Taip, kad istorija gana sena. Nu, pažiūrim, kad ir čia šaligatvis. Ant šaligatvio bala, aišku, jeigu žmogus čia eitų, tai jam reiktų eiti važiuojamąją dalį, nes per šaligatvį nepraeisi. Toliau. Žmonės neapsikentę tuo, kad nėra kur statyti mašinų. Reiškia patys savo iniciatyvą, dalį kelio praplatino patys, matome čia. Taip. Šiandien yra penktadienis, todėl mašinų kieme yra nedaug. Nes visi išvažiavo, kas į sodus, kas į kapus, nes artėja visų mirusių diena. Todėl pravažiuoti kieme dar galima. Darbo dienomis, ypač į vakarą, kai visi suvažiuoja čia ir sustato visi savo mašinas, čia jau darosi sunku pravažiuoti. Ypač labai specialiam transportui būna problemų. Jie tiesiog rytais ilgai pypina, kad žmonės pabudę patrauktų mašinas ir kad jie galėtų pravažiuoti. Dabar Kaune labai jaučiasi, kad miesto valdžia rūpinasi gatvėmis. Tikrai ten, kur anksčiau važinėjo per duobes, dabar, kur važiuoja, visur patvarkyta, labai džiugu. Būtų labai malonu, kad ir kiemais pradėtų rūpintis. Šitas Krėvės 11 įvažiavimas, jisai yra dar ir svarbus tuo, kad pažiūrėkime, čia matom Krėvės 3 namas, ne? Prie šito namų irgi važiuoja pro Krėvės 11 ir matom, kas čia darosi. Čia irgi mašinų pristatyta daug, taip, ir irgi kiemą reikia tvarkyti. Čia ne kiemo tvarkymas šitas, kad turėtų būti kapitalinis. Čia neužtenka vien dangos pakeitimo. Šaligatvius reikia tvarkyti. Pažiūrėkim, kad ir čia. Kas čia darosi su šaligatviu. Todėl jisai nusmegęs žemiau važiuojamosios dalies. Kodėl? Todėl, kad važinėjama šaligatviu. Pasižiūrėkim, kas darosi. Tai va. Todėl aš, rodydamas šitą situaciją, kokia yra prie šitų namų Krėvės 11, Krėvės 3, Krėvės 5, ten, turbūt ten daisim ir iki Krėvės 1, reiškia, kad miesto valdžia, planuodama darbus sekantiem 2016 metams, suplanuotų ir važiuojamosios dalies prie šitų namų sutvarkymą. Žinau, kad gaunamos iš ES lėšos ir kai kur kiemai yra tvarkomi ir sutvarkyti, norėtųsi, kad ir šitiem namam ateitų eilė. Nes tai tikrai reikia. Čia matoma vieta tokia lyg ir geresnė, kadangi žmonės
stato mašinas ant žaliosios vejos. Nu ir čia vat kiemą. Ir, taip sakant, važiuojamoji dalis tokia, nu dar sakyčiau, pusė griausmų. Einam toliau. Vat, matom, iki čia ir dar toliau vis važiuojama pro Krėvės 11. Taip? O, ypač va čia, daleiskim, siaura vieta. Čia visada yra užstatyta. Matom ir dabar. O įsivaizduokit, dabar atvažiuotų mašina, vargu ar jie čia pravažiuotų kitaip, negu neužlipant ant šaligatvio. Taip. Nu, vat matom, kitas namas, koks čia jo numeris. Ant čia neparašytina, pažiūrėsim, čia gal koksai 1 ar 5, nežinau, pasižiūrėsim. O. Bet čia irgi erdvės nėra daug. Nu, čia matyt žmonės gyvena skurdžiau, mašinų mažiau, pas juos kiemas, taip sakant, nėra labai apstatytas. Čia pravažiuoti lyg ir būtų galima. Siauriausia vieta buvo vis dėlto dar prie Krėvės 11. Vat irgi matom, šaligatviai, duobės, reiškia. O čia nežinau, kažkas tai jau lyg tai žmonės patys bandosi tvarkytis, kad arba užsidėjo plyteles aukščiau, kad galėtų ne per belas eit. Mašinos, kaip matom, pastatytos tarp medžių, ant žalios vejos. Lyg tai irgi ne visai tvarkingai, taip. Nu, toliau. Toliau čia žiūrim. Reiškia, taip, pasižiūrėjom, koksgi čia buvo namas. Čia buvo namas, taip, koksgi čia jisai buvo. Tai, čia jau birželio 23:12. Nu, bet čia situacija ta pati. Irgi nėra labai, taip sakant, gerai. Čia, žinoma, erdviau. Bet net šitų namų gyventojai irgi važinėja kartais pro Krėvės 11. Ir kai kurie iš jų, kai neturi kur čia vietoje statyti mašinų, tai jie jas pasistato ten kur nors prie Krėvės 11. Nors matom irgi asfaltas visur išdaužytas, duobės, reiškia bordiūrai, va, kad ir čia matom, bordiūras visai nesimato, jisai paskendęs, baloj ir žemiau asfalto lygio. Taip, mes žiūrim toliau. Nu, toliau vėl tas pats. O, matom, kas čia darosi. Irgi matom, kad mašinos statomos ant žalios vejos. Nu, nėra tvarkos. Taip sakant, kiemas taip pat reikalauja rekonstrukcijos. Ne kažkokio tai padailinančio remonto, bet rekonstrukcijos. Nes čia asfaltos danga turbūt yra jau gal kokio pusmetrio storio, nes vis dien per tuos 50 virš metų jinai buvo lopoma, bet turbūt niekada nenufrezuojama ir todėl vat, matom, kad bordiūrai skęsta asfalte. Nu, vat, matom, nu čia biški plačiau yra, bet irgi nėra labai gerai. Tai žiūrim, kas čia toliau darosi. Nu, va, matom, koks čia kiemas. Matom balos, išgraužos didžiausios asfalto. Taip. Nu, va, čia lyg tai būtų antras įvažiavimas prie kitų namų. Taip. Žiūrim, koks čia namas. Nu, va, numerio nėra. Taip. Žiūrim, koksgi čia. Ir čia numerio nesimato iš gatvės. Tai va. Nu, nesvarbu. Čia yra kažkoks tai Krėvės prospekto pradžia. O, irgi matom, kad įvažiavimas prastas. Tai va. Vat mes išėjom
išėjom vėl iki Krėvės prospekto, padarėm tokį žiedą. Taip, skaitau, kad šis žiedas yra tikrai tvarkytinas. Jau labiau, kad dabar miesto savivaldybė kaip tai suranda lėšų kitų kiemų tvarkymui, labai gražiai tvarkos mūsų miesto gatvės, todėl skaitau, kad pribrendo reikalas ir čia sutvarkyti tą visą, reiškia, netvarką.